įdomu. Tai dabar vyksta beveik finalinis mačas. Jeigu raudonieji laimi, tai yra paskutinis mačas, jeigu mėlynieji laimi, mūsų lauks dar vienas mačas. Ir Absolute Random, dėkui. Mašas banas yra tikrai stiprus banas, nes šiuo metu yra. O ką padarė mašai, kad ją banina dabar, sakykime, aš mažai pradėjau žaisti rankedų, tai negaliu pasakyti, kodėl. Dabar yra taip, kai jinai kaip turi ten tos savo 3 barus, kai nukrenta vienas baras, jai nusiema visą CC, kurį gauna nuo enemy, ir jinai gali iškart ultinti, jinai gali iš karto padaryti 3 ultimatus, kuo jinai mažiau HP turi, tipo, tuo daugiau jinai tų ultimatų leidžia, tipo, žinai, kitos tie barai krenta. Ir kai yra squishy champas, tu realiai pradės 2 barus, gali labai lengvai one-shotinti ADC arba ten mag. Ir dėl to maša yra labai annoying champas dabar prieš squishy champą. Dėkui, kad paaiškinai. Ir tu jos niekaip negaliu stuninti, nes prarandinai barą, iš karto visas įsi nusiema. Oho, tikrai. Užpisančią padarė, nemeluosiu, atsiprašau už keiksmažodžius. Zodiakas iškart pasiema Drakoną, kad atimti iš lobio. Abra pasiema carry, žiūrim, ką lobis pikins. Lobis duoda Ignui, tiksliau imposteriui, naną. Na ir kągi, keičiasi pikai, nebe tie patys, kaip matom. Mėlynieji pasiema Brodį ir Javierą. Javieras vėl antrą žaidimą. Kažkas rašė, kad čia Global Javieras, tai suprantama, kad jiems tik tais Javierą. Ir pažiūrėkim, ką toliau matysim. Ir lobis ima... Lotą. Ar lotą? Stipru. Na ir kokie bus banai? Aš manau, kad turėtų baninti kokį tanką. Arba užsibanins kokį gal baratą, ne? Digis užsibanina. Manau, idėja tokia pati, kad mino imti. Bet ne, vėl užbanintas yra Minotauras. Nejaugi pamatysim Tigrelį? Nemanau, kad Tigrilą pamatysim. Nebent Andželą. Okay. Nuostabu, Andželą, tai pamatysim Andželos ultimatus ant Arloto. Aš įsivaizduoju, kad raudonųjų komanda kažką jums tankiai džiunglės, ar tai baratą, ar... Aš manau, kad paims Martį, nes nėra daug žaidžių už Martį, plus Martis yra ganėtinai stiprus champas prieš Frederiną, jeigu jau mėlyniai paims Frederiną. Žiūrėkim, manau, raudonieji norėjo taip pat Frederiną imti. Aš manau, kad paims Martį, nes Martis su Andžela irgi stiprus kombo. Tikrai taip. Nebent Nero turi kitokią idėją kažką pasimti. Jis gal turi kažkokį pocket picką, apie kurį nežinom. Ar pamatysim kažką? Baratas. Kaip ir sakiau, baratas. Na, baratas taipogi yra stiprus pasirinkimas prieš Frederiną. Plius jie turi Andželą, tai jis realiai turėtų būti early game nemirtingas. Early game'as turėtų būti, manau, raudonųjų komandai. Nebent padarys porą klaidų ir tada mėlynieji dominuos. Na, sakyčiau, abiejų komandai draftai gan stiprus, bet, sakyčiau, mėlyniesiems gal truputėlį bursto trūksta. Ir šį kartą vėl pamatysim Badangą Rūmę. Įdomus pasirinkimas. Yra naujas dalykas, ko aš seniau nematydavau. Tai mane toks pasirinkimas stebina, kad žmonės bando testinti savo galimybės ir išrasti savo metas, o ne followinti kitų žaidėjų. Na taip, aš gal vietoj Badango būčiau ėmęs Loriną, sakykim. Iš šitą draftą visgi frontline labai daug yra pas juos. Tiek Drakonas, tiek Frederinas. Bet manau galėjo šiaip Andželą pasimti, nes pirmą game'ą banino Andželą, antrą game'ą jau pamiršo. Gal nesitikėjo, kad ims ją.
Na, matom Ir XP-lynę. matome Angelą babysitino XP, ko ir mes turėtume tikėtis. Ir drakonas sukrenta. Gabi rekolino, o jie kokie jinai toxic. Badangas duoda visioną ir matome, kur eina Gabi su lobiu. Bet labai neužsigrydina, nefaitina, tiesiog duoda abi komandos savo komandomis po visioną. Aš rekomenduočiau Zodiakui žymiai atsargiau žaisti. Lobis bando įsibeitinti Zodiaką, nes ateina Baratas, bet Baratas tik 3 levelio, dar negavo 4, okei. Tai jis nelabai gali dabar ir grydinti, nes negalės nieko nultinti. Aš sakyčiau, kad reikėtų Baratui tiesiog nusimti tą mažą krypą, kad gautų 4, nes Frederinas jau turi 4. Ir jis ateina pasiruošęs kovoti. Bet Nano užmeta meškiuką. Nano išnaudoja flickerį. Baratas Na. ateina į mid. Raudonųjų goldas irgi ateina Šitą link žaidimą- mido. Žaidimą nespės midas nueiti į XP, nors ne Ignas eina į XP gauti 4, bet užtat Gabė negaus 4, nes visa komanda yra midė. Oi, Pamatom, kaip Frederinas išburstinamas plyčiai yra. Nespėjo Frederinas paultinti, jeigu būtų spėjęs paultinti, tai būtų Abra, manau, miręs, nes ganėtinai daug damodžio gavo ir būtų daug iš čiulčių damodžio padaręs, nes kaip žinom, kad kuo daugiau gauna damodžio Frederinas, tuo daugiau jisai iš čiulčio duoda damodžio enemy komandai. Na ir kaip matom, raudonieji visiškai kol kas totaliai dominuoja mėlynuosius. Aišku, nėra ko norėti. Raudonųjų early game'as yra stipresnis. Nero turėtų, manau, nesunkiai pasiimti turtlą, nebent mėlynieji sugalvos contestant. Badangas duoda visioną, bando ateiti. Javieras labai drąsiai fronte stovi. Ir mėlynieji pavogė turtlą. Javiero flickeris buvo išbeitintas, Deja, bet Frederinas gauna mėlynoji ultį džungleris miršta. ir miršta. Toliau matom drakoną prieš Arlotą. Brodis atėjo į midą, bet nieko nepadarė, dabar grįžta į goldą. Baratsas su Angela bando badangą pagauti. Daug goldų. Ok. Kaip matome, kad raudonieji labai spaudžia XP-leiną, ko aš ir tikėjausi. Nes lobis tai visada žaidžia, kad jisai ir jo raumas spaudžia XP su midu, nes XP gauna lydą ir tada lengvas žaidimas. Kadangi jeigu tu duosi lydą goldui, goldas gali labai lengvai ištrovinti, o XP lanerį užtrovinti yra labai sunku. Na ir žiūrim, Arlotas toliau su drakonu fightina, bet drakonui dėja sunkiai sekasi. Na kol kas Brodis 700 atsilieka nuo carry, kas jau daro jom žaidimą sunkesnį. Na, mėlynieji yra labai spaudžiami ir Mėlyniai yra labai pasimetę, nes nelabai žino, kur eiti, kur ateiti. Ui, Badangas ėjo į bušą, nesitikėdamas, kad bus enemy, bet jį nultina, jisai išgyvena. Gražu, bet jisai vis tiek mirs nuo Nanos ultimato. Baratsas paretrino, kad Šiaip Baratas nepabėgtų. galėjo dabar padėti pushinti botomą, nes jie būtų B3, pats išėjo farminti, Nana taipogi išėjo O Savieras bando, ne Savieras, Frederinas bando, bet dėja 2 prieš 3 yra sudėtinga. Raudonieji turi 3000 goldų lydą. Ui, kaip gražiai Gražus drakono ultis, atėmė iš Nanos pasivą, bet miršta. bet dėja to nepakako. Pritrūko Badangas. Badangas beveik pataikė su ultimatą, bet pramesino, tai neužsidėjo sieną. Ne tai, kad pramisino, bet jis nuėmė sieną. 2 kartus paspaudė antrą skillą. Sieną užsidėjo taip. Nieką pasiėmė. Badangas bando duoti visioną, kur yra Baratas, bet Už tą visioną yra skriaudžiamas. visada kiekvieną kartą, kai duoda, jį nuskriaudžia Naną. Žiūrim, kas golde vyksta. 4 bando paimti turtlą, ateina Nero. Nero, manau, bandys contestant, gali jisai nultint.
Badangas dėja nieko nepadaro. Ir žiūrim, kas laimės. Ir Savieras gavo turtlą paima, bet gražu. jiems Bet reikėtų čia dabar neždintis. Baratas aitina. Aš manau, kad jie dabar gali drąsiai raudonųjų komandą pušinti stopą. Nes mėlyniai yra užspausti. Eina Nano Arlotas. gražiai kempina. Gražu Nano spaudžia baisiai Frederiną. Turėtų Nero pasiimti dabar blue buffą iš šiandien komandos. Kavieras spaudžia ultimatą, nepataiko. Atbėga Badangas, bet atsitraukia, nes būtų miręs. Na, sakyčiau, Jeigu būtų dabar truputėlį pastebėjau Savierą, tai Savieras labai gražią poziciją laiko. Taip, visada stengiasi kuo toliau stovėti nuo Arloto ir Barato. Taipogi bando išvengti visada Nanos ultimato. Kaip matome, Arlotas toliau spaudžia Zodiaką. Angelai išgelbėja kerį. Fightas vyksta tiek topė, tiek botė, mes stebim botomą dabar. Na ir Oi, Baratas labai į frontą iššoka, bet jis turėtų išgyventi. Mirs Frederinas, Baratas dabar trūksta iš šoks. mėlynųjų damidžo. Ir pasiema Baratsą. Na, ateina Lobis, Lobis neleidžia įsirakolinti, šoka. bet Lobis Lenda turi, per ilgai. Lobis miršta. Gabi neturėjo ultimatą, negalėjo išgelbėti. Na, kaip matom, treidai vyksta į raudonųjų pusę. Ir raudonieji toliau pušina. Visi gražiai farmina, be sustojimo. Nėra taip, kad kažkas nefarmintų. Tiek Keremida farmina, tiek Angelas su Nano. Raudonųjų komanda turi 2 turėtus, mėlynųjų dar ne vieną. Farmo skirtumas vis dar 4000, ganėtinai didelis. Raudonųjų komanda turėtų dabar prisivalyti midą ir eiti prie turtlo, nebent jie lauks lordo. Kadangi jie turi didelį lydą, jie tikrai lordo gali laukti, taip jie laukia lordo. Arlotas stovi krūme, neprileidžia nieko. Ne, jisai eina dabar valytis apačios. Na ir matysim, ar mėlynieji kontestins lordą. Aš manau bandys. Nėra labai drąsiai lenda vienas. Jį čia gali dabar užgaudyti, bet ne. Zodiakas vos Zodiakas neprisižaidė. bėga. Badangui Šitą tim šakės. turėtų raudonį dabar laimėti. Raudonieji Badangas neturi kaip praeiti pro raudonųjų Dickinsą. Visgi Nana Baratsas, Arlotas Nebent stovi iš- fronte. Late game šiaip su Javieru ir Brodžiu turėtų pramušti raudonuosius, bet nemanau, kad išlauktum late game. Bando Frederinas fightinti, bet jis turi atsitraukti, nes gauna slavą iš Angelos. Na, kaip matom, mėlynieji bando neduoti lengvo lordo ir Arlotas pagauna Badangą. Arlotas prisižaidžia, tiksliau Badangas prisižaidžia, labai drąsiai stovėjo. Dabar lengvai turėtų pasiimti lordą, nemanau, kad bandys mėlyniai. Nana, brodi, kaip sumedžioja. Ai. Mėlyniai nebegali contestant. nes Arlotas, labai lengvas Arlotas. lordas. Vienas Fightas. prieš 2 po turetais. Arlotas nebijo fightinti, nežino, kad Angelos ultimatas. Dėja nepataiko Frederinas Ulčio ir neišburstino Arloto. Goldo elitas 6000 raudonųjų komandai. Manau, su šito lordu turėtų išimti tiek bottomą, tiek topo, tiek mido turėtus, palikti tik inhibus. Na ir žiūrime, Arlotas toliau medžioja, ištraukti kažką. Angelą paultina. Jeigu nieks Kaip mat- nemirs, Angelos ultis ant cooldowno bus. Nano pushina topą, Arlotas bando sustabdyti bottomą minionus. Kaip matome, bandys visus leinus vienu momentu spausti. Na ir ką galiu pasakyti. Angela viena pati
Buvo midė ir jau Ir reagavo. badangas ištraukiamas. Flickeris, bet Badangas- dėja nieko nepagauna. Badangas miršta. Gerai, lordas krenta. Arlotas toliau pušina bottomą. Sakyčiau, visai gražiai apsigintas vardas, labai daug neprarado. Na, prarado 2 turėtus tik tais. Na vis tiek 12 minutės lordas. O, Ir šiel turėtų prarado. Savieras beveik 2 paėmė. Parodyk žmonėm buildus. Taip, Kokius tau. rodau sekundėlį buldus, pasižiūrėti. Goldas viską pamatė. Taip, kaip matom, Frederinas nepaleidžia ir Arlotas Na, yra uždarytas ir Arlotas labiau nepaleistas. užsiklydino. Gabi tikriausiai neturėjo ultimato, nepaultino. Na ir kaip matom, mėlyniai sakyčiau, bando dabar po galėtų- truputį atsigauti. Bet jiems labai čia sunku bus atsigauti, nes lydas 6000. Aš sakyčiau, galėtų dabar raudoniai tiesiog frizinti saidus ir laukti lordo. Lordas 50 sekundžių. Kadangi Arlotas yra, Drakonas, raudoniai bando fightinti. Nana. Nana miršta. Čia buvo klaida iš mėlynųjų, kadangi jie labai stovėjo drąsiai. Nors jų nors jų Arlotas buvo miręs, tai jie bandė kažką įrodyti 4/5, bet Nana numirė. Matom badangą prieš, ne badangą, drakoną prieš Arlotą. bandė fightinti. Arlotas labai drąsiai frontą lenda, duoda spaudimą. Agresyviai žaidžia, bet ir apskaičiuotai, žino, kada pulti, kada atsitraukti. Arlotas eina į botomą, įsivalyti botomą prieš lordą. Įsivalys botomą ir tada turės kažkas iš mėlynų įdefinti botomą ir galės raudoniai drąsinti lordą. Nes kaip matome, va jau eina visi raudoniai prie lordo, o mėlyniai turi defintis. Arlotas dabar dar to pačiu ir midą įsivalys. Na ir kaip matom, Ir jau pradėjo lordą. Lordas imamas. Arlotas fightina su Frederinu, išima Frederiną, gražu. Angela pultina Arlotą. Realiai čia buvo Free Lordas, bet raudoniai nusprendė, kad nebeims. Jie Sekundė. galvoja, kad galės fightin, bet eina toliau lordą imti. Jau Savieras galėtų pradeda daryti neblogą damage'ą. Jeigu raudonieji nepasiskubins, galimai, kad mėlynųjų Savieras gali persverti svarstyklės į kitą pusę. Kerė pasiema labai nesunkiai lordą. Na ir kaip matom, mėlynieji visiškai ant gynybos. Nana drąsiai vaikšto po enemy džiunglės. Na ir Angela kągi. visur keitina su Baratu. Arlotas valosi apačią, lordas ateina į topą. Labai gražiai, galite dabar pasižiūrėti visi raudonieji, kaip reikia padaryti, kad visi 3 lynai ateitų vienu metu. Tai botas, topas valomas kartu, midas paliktas išsivalyti minionams patiems, kad ateitų vienu Ir metu. dabar galėtų valyti vieną minionui. Dabar visi leinai eina beveik tolygiai. Fightas vyksta botome. Arlotas labai drąsiai užšoko, turėtų mirti, ne, jis atsitraukia labai daug. Deja, turi. Frederinas nespėja vėl paultinti. Badangas miršta. Čia blogai padarė, kad jie fighto, nes lordas lengvai įsipušino topą. Jie dabar gali ir midą įsivalyti ir dar su ateinančių veivų iš bottom, bet ne. Šis žaidimas baigėsi, turėtų dabar užendinti raudoniai ir viskas. Raudoniai laimi. Ir sveikinam 2:0. Kebab Connection 2-0 laimėjo pagrindinį šio turnyro prizą, kuris yra 50 eurų. Buvo malonu, smagu. Labai malonu, kad Šaunu. susirinkot. Tikrai gražu buvo Stengiuosi. žiūrėti, nebuvo į vienus vartus mačas. Ir ką galiu pasakyti,